Štai kodėl tau nepavyksta pasiekti taip trokštamo tikslo ir tu greičiausiai apie tai net nesusimąstei. Su tavimi pasidalinsiu profesinę įžvalgą, kodėl taip yra ir kaip tai pakeisti. Dabar įsivaizduok dvi moteris, Onutė ir Birutė. Abi mano, kad turi finansinių blokų ir abi atranda priežastis, iš kur tie finansiniai blokai. Tik štai Onutė pakeičia savo gyvenimą, o Birutė ne. Kur skirtumas? Ir skirtumas dažniausiai yra sistemoje. Na, kitaip mes tai vadinam tarsi planu, ką darysiu arba ko kaip tik nedarysiu. Tai labai svarbu, nes mes esam įpročio vergai, esam pavaldų savo įpročiams ir tie įpročiai formuoja mūsų tapatybę. Neužtenka žinoti tik problemos priežastį. Žinoma, tai yra svarbi dalis, bet tai yra ne vienintelė dalis. Todėl žinant problemos priežastį, šiuo atveju, tarkim, finansinį bloką, reikia ir sąmoningai nuspręsti, ką darysiu kitaip. Jei Onutė nusprendžia, valio, ji pasiekia savo tikslą, jei Birutė nenusprendžia, dėja, ji lieka tik su savo žinojimu. Aš tokį planą vadinu atkryčio scenarijumi ir to mokau moteris, su kuriomis dirbau. Jei ir tau įdomu, tai duok apie save žinoti.